Stoviu galerijos Arka fone ir neatsitiktinai, nes čia spalio 11 dieną atsidarys 18 tarptautinės Vilniaus tapybos trienalės satelitinė paroda. Tai menininko, aktyvisto Teemu Maki tarpdisciplininio meno pasirodymas. Teemu Maki yra iš tiesų išskirtinė asmenybė meno kontekste, kultūros, politikos kontekste. Šiuo metu jisai yra tarptautinės meno kūrėjų organizacijos Europoje prezidentas, taip pat aktyvus kovotojas už menininkų teisės, už teisingą menininko kūrėjo atlygį. Ir šitoje parodoje Teemu parodo tokias kaip 3 kryptis savo kūrybos. Pirmoji yra susieta su karu. Ir Teemu rodo savo darbų ciklą tiesiogiai susijusi su Čečėnijos karu, ar prisimenam Čečėnijos karą. Jo pradžia buvo 1994-96 metais, vėliau pratęsimas 99-2000. Ir anot Teemu tai būtent ir buvo pradžia vėlesnių Rusijos invazijų į Siriją ir tai, ką mes turim dabar, karas Ukrainoje. Šitoje parodoje Teemu rodo tapybos darbų ciklą ir tekstus. Jisai bendrauja su Čečėnijos pabėgėliais, kurie paliko savo šalį karo metu, gyvena išsisklaidę po visą pasaulį, kaip jie jaučiasi, kaip jie reflektuoja karą. Interviu tekstai taip pat bus rodomi šitoje parodoje, bet pagrindą šitos kolekcijos sudaro būtent tapyba, stipri, ekspresyvi, net kartais ir brutali. Lygiagrečiai šiai temai Teemu rodo videofilmą Upės buliai ir laiškas Vladimirui Putinui. Čia labai poetiškai ant ledo sukasi sinchroninio ledo šokėjų vyrų grupė. Ir Teemu klausia, kodėlgi vyrai, ypač jeigu jie yra mažo ūgio, nori būti tokie dideli, didūs ir reikšmingi. Tiek geopolitinėme kontekste, tiek socialinėme, tiek ekonominėme. Tai tokių pavyzdžių mes turim ne vieną per ilgą istorijos laikotarpį. Ir štai dabar Putinas ir laiškas jam. Kita kryptis, kurią Teemu savo parodoje analizuos, tai yra lytis. Vėlgi viena aktualiausių šiuolaikinės kultūros fonuose. Tas projektas prasidėjo 2004 metais, kai Teemu ėmė fotografuoti vyrų ir moterų portretus, mėgindamas išsiaiškinti, kaip keičiasi vyrų ir moterų pozicija, rolė ir santykiai šiais laikais. Vėliau jisai ėmė fotografuoti ne tik tai vyrus moteris, bet ir tarp lyčius, translyčius ir tuos, kurie iš tiesų nežino, kokiai socialiniai lyčiai priklauso. Taigi ši tema irgi plečiasi iki tokių nenuspėjamų, galbūt perspektyvų. Ir šioje ekspozicijoje Teemu rodo nuotraukas. Ir ketvirtoji kryptis tai yra klimatas. Klimato kaita, klimato atšilimas. Teemu čia pasitelkia kolegas jaunimą iš Helsinkio menų akademijos. Ir jie kartu bando pergalvoti klimato kaitos problematiką 6-ojo žmonių naikinimo kontekste ir klausia, ar mes sulauksime tos 7-osios bangos. Ką mes turime padaryti, kad išliktumėme. Ir Teemu labai įdomiai atsigręžia į gamtą ir mus skatina mokytis iš jos. Jis ima beržus kaip mūsų mokytojus ir žiūri, kaip beržai eko kontekste žemės rutulyje išlieka vienoj ar kitoj vietoj. Na ir pats menininkas Teemu Maki yra išskirtinis galbūt tuo, kad, kaip ir minėjau, yra labai aktyvus kultūros politikos kontekste. Man pačiai teko garbė rašyti straipsnį į dailę, remiantis jo tyrimų citatomis. Taip pat jis yra vienas iš pirmųjų Europoje meno daktarų, žvelgiantis į meninę praktiką ne vien tik tai kaip į raiškos būdą, bet kaip į meninį tyrimą. Menininkas Teemu Maki taip pat dalyvaus tarptautinėje konferencijoje Menas ir karas, kuri vyks spalio 17 dieną Nacionalinėje dailės galerijoje. Labai kviečiu visus į parodą.